Sveiki, esu Viktorija, asmeninė trenerė. Dirbu su moterimis, vaikais bei vyresnio amžiaus asmenimis, senjorais. Ir šiandien jūs noriu pakviesti į rytinę mankštą, kuri yra ganėtinai saugi, greita ir labai paprasta. Apie rytinę mankštą galima labai daug kalbėti, tačiau kuo jinai reikalinga jums, būtent tokio amžiaus asmenims? Tai rytinė mankšta vyresnėme amžiuje yra labai svarbi būtent laikysenai, tam, kad išlaikytume laikyseną ir raumenų tonusą, kadangi su amžiumi, kaip žinom, mažėja raumenukų ir tiesiog mes nusilpstam ir jeigu jų nenaudojam, nesilpsta žymiai greičiau. Taip pat tam, kad palaikytume sąnarių judrumą, tai reiškia, kai tampam vyresni, mes galime sunkiau pakelti, judinti kojas, netokie greiti mūsų judesiai. Tai tam, kad mūsų sąnariai būtų lankstesni, tai tiesiog jos taip pat reikia prajudinti. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra mūsų kraujotaka. Tai kai suaktyvinam kraujotaką, kadangi jinai būna užsistovėjusi iš ryto, tai mes pagerinam ir kraujospūdį. Tai kraujospūdis susinormalizuoja, ar jis yra žemesnis ar aukštesnis. Sportas padeda sunormalizuoti kraujospūdį. Žinoma, yra sunku prisiversti tai pasidaryti, bet jisai labai teikia didelę naudą. Tai, be žinoma, gerą nuotaiką. Tai mūsų ryte kortizolio, tai yra streso hormono rodiklis, tik atsibudus yra žymiai aukštesnis nei visada, o tam, kad stresas tas nueitų, mes galim tikrai pasportuoti, pajudėti ir taip pasijausim geriau. Tai yra keli dalykai, ką reikia žinoti apie mankštą. Tai mankšta turėtų būti pirmas dalykas. Jinai turėtų trukti iki pusvalandžio, ne ilgiau. Ir jinai yra daroma iš pačio ryto. Tai reiškia, atsikėlus 1 valandą pasistengkite ją atlikti. Antras dalykas, mankštą labai lengva įsiminti, kaip daryti, tai pradėsime nuo galvos ir eisime iki kojų. Reiškia, visi pratimai pirmiausia prasideda nuo galvos, nuo viršutinės dalies, o paskui pereis prie apačios. Ir trečias dalykas, ką galime naudoti mankštai. Tai šiandien mano inventorius bus pagalvėlė. Tai pagalvėlė gali būti kokio jūs nori dydžio, didesnė, mažesnė, kokią turit namuose. Inventorius tikrai yra visiškai paprastas ir kiekvieno namuose randamas. Antras dalykas tai yra rankšluostis, kuris padės mums, kadangi esam šiek tiek kartais susitraukiam ir mūsų lankstumas sumažėja, tai kartais padeda mums labai rankšluostis. Ir kėdė. Kėdė arba sofos kraštas, kaip jums yra patogiau, mano atveju šiandien bus kėdė. Tai visus pratimus reikės atlikti po 2 serijas, tai reiškia kartosime 2 kartus. Principas yra toks, kad vienas pratimas padaroma po 15 kartų, pailsim trumpai ir vėl pakartojam dar kartą. Tai šiame video aš parodysiu visko tik po 1 kartą, bet padarysiu tam tikrą pauzę, kad jūs galėtumėt sustoti, sustabdyti ir padaryti antrą kartelį. Tai pirmas pratimas, kaip ir jau minėjau, pradėsime būtent nuo galvos. Ir pradedant nuo galvos, svarbu žinoti, kad ne taip, kaip mokykloje mums rodė, negalima sukti galvos ratu. Mes galvą turi sukti puslankiu. Tai reiškia, pradėsim nuo kairės ir leidžiam smakrą žemyn. Čia va 1 kartas. 2 kartą leidžiam. 3. Tik jokiais būdais nedarom ir skubių judesių, nes tai yra galva, tai yra rytas ir jeigu suksime greit, jinai gali apsvaigti. Taip pat nepamirškite, kad neužsimerkit, nes gali taip pat apsisukti galva, jeigu būsite užsimerkę. Tai galit susviruoti. Kai padarysime 8 kartus, mes sustosime. Antras pratimas, kurį mes šiandien atliksime, tai yra kaklo pasukimas į šoną. Tai yra lankstumo pratimas, kuris padės mums išjudinti dar labiau kaklo raumenis, taip pat kaip ir pirmasis pratimas. Tai irgi viską darysime šį kartą 8 kartus į vieną pusę, palenksime, lėtai grįžtame į stabilią poziciją ir vėl grįžtame į kitą pusę. Sustojam ir vėl darom į vieną pusę, čia ir į kitą.
Ir taip kiekvienai pusiai po 8 kartus. Čia grįžtam, vėl čia, grįžtam ir dar po 1 kartą, neskubam, stengiamės tokių judesių nedaryti, tiesiog išlaikom stabiliai pečius, grįžtam ir čia. Tai šie 2 pratimai viršutiniai kūno daliai padės jums sunormalizuoti kraujotaką būtent viršutinėje kūno dalyje. Apšilus viršutinę kūno dalį pereinam prie pečių. Tai šioje vietoje mums reikės būtent rankšluosčio, tai yra pagalbininko. Rankšluostį paimsim, šiek tiek susuksim, kad jis nebūtų toksai didelis ir pagal tai, kaip jums yra patogu ir komfortiška, tokio pločio pasiimam rankšluostį. Šiaip rekomenduočiau per ištiestas rankas, tai yra pečių plotyje. Ir pirmiausia, kelsime į viršų, išsitiesime, žiūrėsime tiesiai ir leisim lėtai žemyn iki pat apačios. Ir kelsime į viršų, tai yra 10 pakartojimų tokių bus, ir leisime žemyn. Kelsime į viršų ir leisime žemyn. Svarbiausia, kad niekur neskubam, rankšluosčio neatpalaiduojam, visą laiką laikom įtampoje, taip neatpalaiduojam ir keliam į viršų ir leidžiame žemyn. Dar liko vos keli kartai. Visą tai galima daryti šiuos pratimus, kuriuos jau parodžiau ir kurie bus vėliau, tai galima daryti ir sėdėdami. Tai tiesiog viskas labai paprastai, lygiai taip pat atrodo, kai sėdim, keliam į viršų ir leidžiam žemyn. Šis pratimas pradės mums šiek tiek išsitempti, prajudinti rankų sąnarius, kad būtų šiek tiek lengviau paimti kažką netgi iš kokios nors lentynos. Pakartojant 10 kartų, sustojam ir einame daryti dar kartelį. 4. pratimas, kurį galite padaryti ryte, tai yra būtent pasilenkimai su rankšluosčiu ištempiant būtent šitą šoną. Čia jis reikalingas mūsų lankstumui. Tai ištempiam rankas ir lenkiamės lėtai į šoną. Taip pat kartuosim visko po 10 kartų. Grįžtam vėl į stabilią poziciją, vėl lenkiamės žemyn. Grįžtam, vėl lenkiamės, vėl grįžtam atgal. Taip, ir taip kartuojam 10 kartų. Ta patį galima daryti ir sėdint. Čia išsitempia mūsų raumenukai šitoje vietoje, būtent juosmens raumenys. Taip. Taip. 5. pratimas, tai būtent ištemps mūsų irgi lankstumą bei prajudins šiek tiek sąnarius, kadangi yra toks judėjimas susilenkiant. Tai rankšluostis taip pat bus reikalingas, lygiai toje pačioje pozicijoje mes pasiimam rankšluostuką, ištempiam į viršų ir tiesiog lenkiamės tiesiom kojom, nelenkiam nugaros, tiek kiek komfortiška. Čia pasilenkiam, nereikia visiškai žemyn ir grįžtam atgal. Svarbiausia, kad irgi neužsimerkiam, kad nesusuktų galva, leidžiamės lėtai ir grįžtam atgal. Vėl leidžiamės lėtai, neskubam ir grįžtam atgal. Leidžiamės lėtai, taip kartojam 10 kartų. Pailsim ir kartojam 2 kartą. Sekančiam pratimui mes prajudinsim klubų raumenis. Klubų raumenis, klubų lankstumą, todėl suksime ratu savo juosmenį. Lėtai, neskubant, darom kuo didesnius ratus, nes kuo didesni ratai, tuo geriau viską prajudinam ir suaktyvinam. Tai prajudam, į vieną pusę 10 kartų prajudam. Svarbiausia, kad galvos irgi nesukinėkit, stenkit vieną pusę, vienoje pozicijoje tiesiog žvilgsnį išlaikyti ir sukam. Sukam, tada kitą pusę. Taip, niekur neskubam, prajudinam klubus, prajudinam liemenį, ką jau padarėme prieš tai, praeituose pratimuose.
Taip, svarbiausia niekur neskubėti. Taip. Padarę po 10 kartų, šiek tiek pailsim ir pereisim prie kito pratimo. Dar kartą kartosit jūs tą patį, o aš parodysiu tiesiog dabar kitą. Tai sekantis pratimas bus su pagalvėle. Paimsim pagalvėlę, paimsim už nugaros, čia leis pajudinti mums sąnarius būti ant rankų, paimsim už nugaros, atsistosim šonu, galite ir priekį jūs, aš tai tiesiog noriu parodyti jums, kaip reikėtų daryti, kaip tai atrodytų šonu ir kelsim kiek įmanoma aukščiau rankas ir įtempiam pagalvėlę. Leidžiam žemyn, vėl keliam pagalvėlę ir leidžiam. Keliam visko po 8 kartus ir leidžiam. Keliam ir leidžiam. Tie, kas negali stovint, tai gali daryti ir sėdint. Seimam kėdę, atsisėdam, seimam čia ir keliam pagalvėlę. Leidžiam žemyn. Galite ir atsilošti, keliam pagalvėlę, leidžiam žemyn. Jeigu yra labai nepatogu su pagalvėlė, galite tiesiog rankas kelti į viršų, leidžiam žemyn. Kelti į viršų, leidžiam žemyn. Tokiu būdu mūsų sąnariukai šiek tiek prajuda ir visa kraujotaka irgi prajudinama. Pailsim ir dar kartą kartosim. Sekantis pratimas yra kojų kėlimas. Kojų kėlimas, tai reiškia kelsime aukštai koją vieną, pirmiausia, 10 kartų, šiek tiek prajudinsim taip sąnarius. Čia, gerai. Po 10 kartų, niekur neskubam, jeigu reikia ir taip nutinka, kad tenka pasilaikyti, kad šiek tiek nesvirduliuotume, nesusižeistume, tai tiesiog pasilaikom už kėdės. Ir keliam vieną koją, kai padarom, pakeičiam į kitą. Čia svarbiausia jokio skubėjimo. Va, ir draugą gavau. Atėjo irgi pasitreniruoti. Keliam 10 kartų. Taip. Tie, kas negali, tai tiesiog atsisėdus šį pratimą, pasidedame rankas ant kelio ir įsivaizduojam, arba judinam kelius, kas gali, į viršų šiek tiek, arba įsivaizduojam, kad juos keliam į viršų ir taip suspaudžiam raumenis. Spaudžiam, kad jie įsitemptų. Stengiam tempti šitas vietas. Po vieną koją arba iš karto abiem. Taip. Vėlgi pailsim ir vėl pereinam prie kito pratimo. Kadangi tame pratime mes kėlėme kojas į viršų, dabar reikėtų kojas šiek tiek atgal. Tai šitoje vietoje pratimas atrodys taip, kad jūs šiek tiek paduosit atgal koją, suspausit sėdmenis ir grįžt vėl atsistosit. Vėl atgal koją suspausit sėdmenis, grįžt atgal atsistosit. Atgal koją ir vėl 10 kartų taip kartojam. Vieną koją ir kitą koją. Vieną ir kitą. Tiem, kam yra sudėtinga, tai tiesiog atsisėdus, galite būti ir visada atsisėdę, jeigu norite tą dieną. Ir tiesiog stengiamės vieną sėdmenų pusę suspausti, atpalaiduoti. Kitą sėdmenų pusę suspausti, atpalaiduoti. Ir taip kartojame po 10 kartų. Sekantis pratimas. Tai būtent blauzdų šitų vietų suaktyvinimas. Tai irgi prisilaikom prie kėdės, arba galite stovėti visą laiką prie kėdės visuose pratimuose. Ir šiek tiek pasistepiam į viršų, kiek kojas leidžia, ir žemyn. Į viršų ir žemyn. Sėdint lygiai tas pats pratimas. Stenkitės arba judinti blauzdas, šiek tiek pasistepiant sėdint, arba įsivaizduoti, kad jas įtempėt. Mūsų minčių gale labai daug dalykų gali padaryti. Ir taip, padarius šiuos visus pratimus, reikia šiek tiek atsipalaiduoti. Tai ištiesime rankas, keliam į viršų, įkvepiam,
ir iškvepiam. Galim nuleisti galvą. Keliam rankas į viršų, nuleidžiam, iškvepiam. Vėl keliam į viršų ir nuleidžiam, iškvepiam. Ir galim pasiploti savo už tai, kad esat šaunuoliai, už tai, kad padarėt rytinę mankštą. Tai šią mankštelę galit įsijungti kiekvieną rytą, daryti drauge. Tik nepamirškite, kad visko darome po 2 kartus. Čia parodžiau aš 1 kartą, tai galite sustabdyti arba galite, jeigu jums komfortiška pradžia, ir po 1 kartą padaryti, kad taptų tai rutina ir jums tikrai pagerins ir nuotaiką ir pasijausite tikrai geriau. Tai sėkmės ir susitiksime kitose video.